atidėsime mažiau, nes jeigu kažkas tavo akim atsitiks, mokėsiu aš. Kai būsi laisvas, gali ką nori, supilti skystus kristalus į tą sakyti, tą monitorius, bet kol kas nešu atsakomybę. Nes jie nejaučia, jie to karmos dėsnį nejunta, kai jis padarys, o tėvas, arba mama reakciją priims savo. Va šito momento jie turi pajusti. Kai tai, ką jis daro, eina jam, ne tėvui, jam. O jeigu pagal įstatymą eina tėvui, tai tada tėvas turi atsiimti per jį. Tėvas baudą užmokėjo, bet tos pinigėlius, kurie buvo skirti jau gimtadieniui, jų nebėra. Užmokėjom baudą. Jie buvo atidėti tie pinigėliai gimtadieniui, telefoną nebus. Bus, tortas už 30 litų, o telefonas už 400 nebus, nes ką tik atidavėm. Sudaužiai kam nors nosį ten mokyklai reikėjo, nuneš dovanėlių ar ten užglaistyti. Viskas. Ir jisai suprato, rezultatą tėvas mokėjo, bet realiai ant jo atsiliepė. A dabar būna, jis sumokai, dar dovanų gauna ir viskas, taip eina, jisai nepajunta, kad to bumerango. Kai jis meta bumerangą, jeigu kas tėvas per kuprą gaus, aš nueisiu. Bumerangas. Kai aš atsimenu, man buvo tokia pamoka, šitame vienam rotuščiai, kai buvau senamiestį, ten buvo tokia kavinė, medžiotojai kažkokia ten kavinukė, ir ten buvo tokia skulptūra. Aš ant tos skulptūros lipau visai, lipau ir su tą skulptūrą ant žemės, ten. Tai nuo to laiko jau supratau, kad jeigu lipsiu ant skulptūros, niekas neišgelbės. Tėvai tai po kurio laiko pamatė, kai aš ten galėjau su tą kažkokį to modernistinę, kažkokį tai baltų, kažkokį tai iššlifuotų gabalų. Ant žemės ir tai, taip žinai, to veiksmį priėmiau. Arba atsimenu prie mokyklos, kai buvo toks kiemas, visai privatus kiemas, bet ten buvo labai įdomi karuselė, tokia suki. Ir sukasi ratas, ant jo gali sėdėti. Su ratu sukiesi, tokios, kaip žinai, sėdi kėdutės, jos pritaisytas prie tokio lanko, tas lankas ant tokio strypo, ir tame strype, taip pasuki rankiną, ir tas lankas pradeda visas nusuktis, ir visi, kas sėdi, sukasi, žinai. Mes įsigudravom į tą privatų kiemą, visiškai privatus. Eidavom ir ten, žinai, vieną, kad pagavo mus, ir grinai pasiėmė į namus ir neišleido. Susisiekė su tėvais, atvažiavo tėvai pasiimti. Kaip ir irgi gavau atoveiksmį, kad jeigu darau, turėsiu gėdą, turėsiu problemų, negrįšiu namo ir taip toliau. Iš karto eina ta pamoka. O ten, kur yra užglaistimas, neina. Tai pareiga tėvų, aš kaip sakyčiau, leisti suvokti karmos dėsnį vaikam. Ir jeigu nors šitą dalyką išsineš, tai jau praktiškai labai daug procentų bus sėkmingas. Jis su kiekvienam veiksme žinos. Veiksmas atoveiksmas. Veiksmas paščiadai nebūdyti. Jokio gailesčio nėra. Labai gerai pajausti, duoti vaikui, ką reiškia daryti gerą, kad pajaustų tą laimės pojūtį. Tai jeigu tėvai, vėlgi savo pavyzdžiui, dalyvauja visuomeniniuose projektuose arba kažkokią tarnystę daro, ir vaikai dalyvauja, jie tą pajunta, jie mato, ką reiškia daryti gėrį, jie gauna tą jausmą ir jie po to žino, kad yra tokie dalykai kaip gero darymas. Labai gerai, alkstančius išsives pamaitinti, kad reguliariai maitintų. Pajaustų iš paramatmos širdies ploto tą džiaugsmą, tada jis jau turės jau. Netgi nesakyčiau, kad džepą ten duot kartą, džepą yra subtilų, tiesiog nuo gerų darbų reikia pradėti. Pamankštinom kūną, geriau dabar, geriau, viskas čink, imprintas į sąmonėje, viskas, jau jam nereikės aiškinti, kad mankšta gerai. Toliau išgeriam sulčių, išgeria, energijos yra, viskas, nereikės aiškinti. Einam, alkstančius pamaitinam. Hop, gerai, paukščius pamaitinam, Gera čia, gera. Nei pas vaikais, iškart jaučiasi vidurys, nėra tų.
Jam nereikia po to aiškinti, ir jisai to susideda, ir po to, kai durnavoja, jis atsimena, kad tam buvo aukštesni džiaugsmai, mankštą dariau, kaip gerai buvo, sultis geriau, gerus darbus dariau, kaip gerai jaučiausi. Nereikia literatūros. Svarbu, kad jis surinktų tuos patyrimus, gyvą patirtį surinktų. Tada jisai gerbs tėvą už tai, kad davė tas patirtis, labai retas patirtis. Tai kažkaip apie vaikų pareigas nesikalba. Gal dėl to, kad ne vaikam atsakinėjau, žinai. Daugiau apie tėvų pareigas. Jeigu duotų tas patirtis tėvai, tai jiem po 10 metų, net jeigu jie durnavotų, vis tiek atsigamintų, nes labai stiprios jos yra. Ir kai jisai darytų nesąmonės, jam ateitų tas atsiminimas, kad vat, kai gyvenau ir kai vat, su tėvu dariau ir mankštas, ir gerus darbus, ir medituodavau, kitaip jausdavausi. Nu, bet čia buvo. Dabar jisai dar, žinai, bando užmiršti, bet jam nepasimiršta. Ir jis tiek grįžta laikui bėgant. 30 metų, po 30 metų, 20 vis tiek grįžta prie to pačio. Nes tie skoniai yra aukšti, tie žemesni skoniai negali jų nukonkuruoti. Nu, nusigėriau, nu, vakarėlyje pabuvau, nu, bet ne tas, nu, ne tas. O ten buvo gerai. Tai va, tai jau geriau tėvam organizuoti kažkokius tai renginius vaikam, kad jie gautų šitą patyrimą. Realią patirtį. Ir kuo daugiau tų patirčių surinks, pavyzdžiui, 20 kartų, 30 kartų bus padaręs gerų darbų, tokių visuomeninių, to jam galingiau bus prasilaikyti per paauglystės laikotarpį, kada užeis geismai ir pagundos. Tai jį tos patirtis laikys. O jeigu jis patirčių bus nesurinkęs, jis neįmanoma atsilaikyti. Tada tėvai ką daro, pradeda pamokslauti. Čia yra karma, čia yra tas, tau bus blogai. Ne tik teorija, bet tik žodžiai. Ir nėra ką palyginti, nėra patirties. Nėra. Tai vat vis tiek mes grįžtam prie to, kad gyvą patirtį. Didžiausia tėvo pareiga ir mamos yra duoti vaikui gyvą patirtį gerų dalykų. Švaros, reiškia, švarą pajausti, gerumą pajausti, džiaugsmą, laimę iš gerų dalykų, gailestingumą parodyti, kiek gailestis užuojauta gali nešti džiaugsmo viduje. Ir visai realu sudėti pakankamai tų patirčių, kad jis ant tų patirčių eitų vaikas po to toliau. O dabar kaip gauna žemesnės patirtis, jie neturi su kuo palyginti. Sprantat? Nėra su kuo pasverti. Žemesnės tik yra dživainė. O kai buvo klausimai, o kaip nuimti nuo kompiuterio jo vaiką? Jis gavo, atsisėdo prie kompo, gavo patirtį, fainai, juda, garsai, čiupinėjai, kontroliuoja ir reguliuoja, jo, gavo patirtį. Dabar kaip jį nuimti? Mažeikiuose mes šitą atvaideno klausimą. Nuimti su kita patirtimi. Tai kaip nuima? Reikėjo užimti mėgiamą veiklą. O iki kompiuterio vaikas tikrai turėjęs ir turi tų mėgiamų veiklų. Ir po to jie į tą kompiuterį pusvalandį pabūna ir neina daugiau. Užsiema veiklą, į tą veiklą, o įdomu, fainai, aš skleidžiuosi, aš pasiekiu kažką, aš čia padarau. Ir jam po to pažiūrė tą ekraną, kad ten nieko aš net daug nepasiekiu. O čia tai einu, darau kažką, aš toks. Ir nulipa. Bet kad užimti teigiamą veiklą reikia domėtis juo, pažinti jo pasaulį, stengti sąlygas sudaryti arba kartu su juo tą veiklą padaryti. Bet čia laiko reikia, geriau pažiūrėti filmukus kokius. Ir man gerai, aš einu, pakalbėsiu su draugė, į tau bus gerai. Ir taip eina tie metai. Ir nenueina tas vaikas nuo to kompiuterio. Ir po to visą gyvenimą ir sėdi prie to kompiuterio. Po to laiko teigiamą veiklą tampa kompiuteris. Jo, jis sako, čia yra pati teigiamžiau, sako, kiek aš žinau, kiek taškų surinkau, aš čia dalyvauju žaidimuose, čia mūsų komanda yra. Tai iš tikrųjų protas labai paprastas mechanizmas, jam reikia duoti aukštesnį skonį. Ir tėvų pareiga yra sudaryti sąlygas, kad užsikabliuotų ant aukštesnio skonio. Ir po to jis eis. Bet tėvams gal svarbu yra nesumaišyti tas aukštesnis skonis, kad nebūtų vaiko egoizmas.
Kurią prasme gali? Nu, mes galime tenkinti vaiko poreikius ir mąstyti, kad tai yra jam geri dalykai, bet tai tiesiog formuoja tam tikrus egoistinius dalykus. Jo, bet jeigu jis prisiriš, pavyzdžiui, prie gėrio darimo, nu, pavyzdžiui, prie tarnystės, jis gali eiti tą tarnystę daryti egoistiškai, kad gautų džiaugsmą. Nu, kaip metoda, va reikia taip padaryti, kad būtų gera. Jau tai bus geriau, nes pati veikla, to gėrio darimas neapvalančiai veikia. Tai bet kokiu atveju, žinokit, mes tenkinsim vaiko egoizmą ir tenkinam savo egoizmą. Kodėl, pavyzdžiui, mes žepą kartuojam, nu mantrą kartuojam. Faina, ramu tampa, šiandien egoizmo tenkinimas. Bet jau geriau tokiais būdais tenkinti egoizmą, negu va ten per kompą, per tusovkės visokias. Bet kokiu atveju, žinokit, tai bus egoizmo tenkinimas, tik subtilesnis, švaresnis, švariau, žinai. Arba netgi mes į profesiją, kai stojam, ne, nu tai grinai pagal egoistinius troškimus, man patinka tą ir tą daryti. Arba koks, pavyzdžiui, menininkas, ne, tai ten pilnas tenkinimas, žiūrėk, toks potipis, toks garsas, ne. Vystosi, taip jis tenkina egoizmą, bet jam būtina tai daryti, kitaip susprogtų. Jis vis tiek kažkaip turi tenkintis, nes netyras. O po to pamokai tą egoizmą apvalyti. Aha, žiūrėk, sako, tu tapai, gauni aplodismentus, o dabar atiduok tą šlovę Dievui, jis tau duoda gabumus, ne. Na gerai, tai ką, einam prie valgomosios dalies, tenkinsim egoizmą švariais dalykais. Prasado, visus kviečiam visą laiką atsinešti kažką, tai vaisių, ar pyragų, ar truškinių, ką nori. Yra graži tradicija, tarna mahatą, po to tą maistą pašventinti, arba galima jau pašventinti tą maistą atnešti, dar geriau ir priimti. Ar dar bus koks klausimas, ar eina prie? Be entuziazmo, nenorit valgyti, ne? Pakilom į aukštesnį lygį, valgyti ne. Ar gatavas ten prasadas, ne? Gatavas, nu tai gerai.